Šiandien mes esame Auginiuose, kur vyksta 3. Lietuvos enduro čempionatas ir 3. Pabaltijo enduro čempionatas. Turim gerą trasą, tokį vidutinį orą, apie 109 dalyvius ir susimatysim finišą. Jo, tenka tokį vesti dienoraštį, tai berods dabar yra, negaliu tiksliai pasakyti, bet kažkas tokio 560, gal kokios 7. Trasa tikrai nesunki, netgi, sakyčiau, labai smagi, labai oro sąlygos netgi padėjo, greituminis, enduro labai geras gruntas, šitas irgi smagus krosinis. Pravažiavime gal yra viena vietelė, tokia sunkesnė, bet ten tiesiog reikia su galva pravažiuoti arba nueit net pasižiūrėti ir viskas, ten problemų tikrai nekyla. It's really interesting, honestly. It was a bit hard for me to remember the track, or I was like, let's say, a bit slow on the first 2 laps, and then trying to remember the track, the patterns, you know, and yeah, it was fun and so much riding. I've never had so much riding in one day, so that was quite a challenge for me. Šviežias iš po pirmo cross country titulo, iškovojau pirmąjį savo enduro titulą, kam labai džiaugiuosi. Tai buvo paskutinės mano varžybos Lietuvoje prieš Dakarą, kitą savaitę išskrendu į Portugaliją ir tada vyksta Maroko rally, pasaulio čempionatą, ir tai yra žingsniai į Dakarą, kuriam esu pasiryžęs startuoti ateinančiais metais. Ką? 3 iš 3 laimėjau visus įmanomus, tai reiškia 3 Baltijos šalių enduro čempionatus. Kažkas nerealaus būti pačiam greičiausiam visame Baltijoje, tiek daug sportininkų gerų, tiek Estijoje, tiek Latvijoje. Nerealus jausmas, rodom, kaip reikia važiuoti visiems. Tai ką, malonu užbaigti taip sezoną ir būti absoliučiu Baltijos šalių čempionu enduro.